Trys dalykai, kurie man padėjo išgyti po skyrybų su narcizu. Pirmas dalykas - tai leidimas savo išgedėti ir ne kiek to žmogaus, bet kiek savo identiteto, savo versijos, kuri buvo tame santykyje, ir išgedėti to gyvenimo, kurį aš galvojau, kad kuriuosi, arba kurį aš galvojau, kad turėsiu, ir taip pat nededant savęs į jokius laiko rėmus, per kiek laiko aš turėčiau tai išgedėti ir tai paleisti. Antras dalykas - tai stiprus pažadas savo daugiau niekada gyvenime nebejoti savo intuicija. Ir iš tikrųjų šitas pažadas man labai padėjo ir mano veikloje, vystant savo veiklą. Ir net jeigu būdavo situacijos, kur, sakykime, viduj aš iš karto pajaučiu, kad kažkas yra ne taip santykyje su kažkokiu žmogumi, ir protas bandydavo racionalizuoti ir grįžti į tą buvusi mechanizmą, kur bet galbūt man tik taip atrodo, gal reikia duoti antrą šansą, aš prisimindavau šitą sau duotą pažadą ir labai griežtai jo laikiausi, nepaisant nieko. Ir trečias dalykas - suvokimas savo trauminių veikimo modelių ir darbas su savo pasąmonė, savo nervų sistemos reguliavimas, ir nepaisant technikų ir praktikų reguliuojant nervų sistemą, bet vienas iš esminių elementų tai buvo leidimas savo labai sulėtėti. Gyjant po narcisistinių santykių vyksta kardinalus identiteto pokytis ir šie trys dalykai man atvėrė duris pilnai įžengti į savo galią. Tai net jeigu šią akimirką tau taip neatrodo, bet žinok, kad tavo naujas gyvenimas neišvengiamai formuojasi ir tavo nauja, žymiai stipresnė ir galingesnė versija neišvengiamai gimsta.